Sveiki gyvi, naujausios žinios per S+ televiziją. Šį savaitgalį Šiauliuose ir daugiabučiuose namuose ir įstaigose jau turi būti šilta. Tačiau 8% Šiaulių miesto daugiabučių namų prašo atidėti šildymą, o kelios įstaigos iki šiol nešildomos dėl techninių problemų. Šiaulių miesto ir rajono lopšeliuose darželiuose jau kelios dienos šildomos patalpos. Techninių problemų iškilo vieninteliai ikimokykliniai įstaigai Kairiuose. Jau šildomos ir bendrojo lavinimo mokyklos. Tik Šiaulių konservatorija iki šiol nesusitvarkė dokumentų. Dar keliose renovuojamuose mokyklose iškilo problemų dėl šildymo. Daugumą atveju tai yra objektyvios priežastys, sakykime, buvo atliekami kažkokie tai remontai, rekonstrukcijos, ypač švietimo įstaigose dabar renovacijos vyksta, tai matyt, daugumą atveju dėl tokių priežasčių. Ten grinai techninių priežasčių, sakykime, galbūt ir nėra. Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus pasirašytą įsakymą dėl šildymo sezono pradžios, rytoj bus pradėta tiekti šilumą į daugiabučius namus. Tačiau ne visi daugiabučių namų gyventojai pageidauja šildytis. Iš beveik 900 namų, tai, sakykime taip, kokie 7–8% šiandien prašė, kad atidėti šildymą. Nors yra ir priešingų atvejų, keli gyventojai, keli namai jau prašė, kad pradėti šildyti šiandien. Savo prašymuose vieni gyventojai nurodo pradėti namo šildymą lapkričio 1-ąją. Kiti nerašo konkrečios datos. Šiaulių energijos atstovas sako, kad mažas pajamas turintiems gyventojams kompensacijos už šildymą pradedama skaičiuoti nuo oficialios šildymo sezono pradžios.